Klausęs Stasys Tumėnas. Ačiū posėdžio pirmininkė. Gerbiama pretendentė, aš nebejoju jūsų kompetencijomis, jūsų puikia patirtimi. Gražiai jūs pristatė Seimo pirmininkė, gražiai jūs išdėstėte savo mintis. Tačiau aš jau antrą kadenciją panašiai kalbinu kandidatus. Nebejoju, kad jūs esate darbšti, ateinate dirbti, ateinate su gražiomis iliuzijomis padėti žmonėms, kuriems jūsų institucija, Seimo kontrolieriaus tarnyba, dažnai yra paskutinė instancija, kai jie neranda teisybės ten seniūnijoje, savivaldybėje ar teismuose. Ar jūs eidama į šias pareigas apmąstėte, kokių dėsite konkrečių pastangų, kad jūsų tarnyba turėtų daugiau vykdomųjų teisių, o ne tik tai pabarimo, parodymo? Ar apie tai jau apmąstėte, kalbėjote su dabar ten dirbančiais žmonėmis, ar kreipsitės į Seimą, kad mes kai kurias pataisas padėtumėm jums ten vykdyti tuos dalykus, kad turėtumėt vykdomųjų galių, o dabar jų dėja nėra. Ačiū. Ačiū labai už klausimą ir iš tikrųjų aš galiu su jumis tik tai sutikti. Šitas klausimas dėl Seimo kontrolieriams suteikiamų įgaliojimų, dėl instrumentų, kuriais jie gali naudotis, vykdydami savo funkcijas, iš tiesų yra jūsų Seimo narių rankose. Dėl to, kad šiuo metu Seimo kontrolieriai daro tai, kas jiems pavesta ir patikėta įstatymu, o įstatymo keitimas ir koregavimas priklauso įstatymų leidžiamosios valdžios institucijai. Tačiau sutinku ir su tuo, ką jūs sakote, kad dažnai Seimo kontrolieriai būna tas paskutinis gelbėjimosi ratas, ieškant pažeistų teisės gynimo būdų. Ir manyčiau, kad Seimo kontrolieriai, šita institucija paskutiniu metu yra daug labiau matoma ir jinai deda visas pastangas, kad į kiekvieną situaciją, į kurią nebuvo sureaguota anksčiau, būtų įsigilinta. Ir naudodamasi turimais instrumentais iš tiesų pasiekia efektyvių rezultatų. Ir rezultatai reiškia ne tik taip priimto skundo pripažinimą pagristų, tačiau ir itin plačiai pastaruoju metu taikoma tarpininkavimą tarp įvairių institucijų tais atvejais, kai konkrečios problemos negali išspręsti būtent Seimo kontrolierius. Tai manyčiau, kad išmintingai naudojantis, tų įgaliojimų visą laiką galėtų būti daugiau, su to sutiktų visi, tačiau išmintingai naudojantis dabar Seimo kontrolieriams skirtais įgaliojimais taip pat galima pasiekti gan veiksmingų rezultatų.